Šiandien video apie karminę pamoką numeris 1 – savarankiškumas ir vidinė jėga. Kai tavo gyvenime kartojasi situacijos, kur turi viską daryti viena, kai negauni palaikymo, kai labiausiai jų reikia, kai bijai pradėti, bet viduje jauti stiprų kvietimą veikti, greičiausiai tavo siela tave veda per karminę pamoką numeris 1. Tai ne šiaip savo atsitiktinumai. Tai dvasinis procesas, kuris kviečia tave išaugti seną priklausomybę nuo kitų nuomonės ir atrasti vidinę atramą savyje. Kaip ji pasireiškia gyvenime? Sprendimų priėmimas tampa sunkus, nes bijai suklysti. Jautiesi nepastebėta, tarsi tavo pastangos lieka nematomos. Bijai veikti viena, bet kitų pritarimo taip pat ir nesulauki. Gyveni jausmu, kad viską tenka daryti pačiai, be pagalbos, be paramos. Visa tai sielos mokykla. Pamoka, kuri skirta pažadinti tavo tikrąją jėgą. Kaip išmokti šią pamoką iš tikrųjų? Pradėk nuo to, kad niekas iš išorės tavęs neišves, kol pati nepaimsi vairo į savo rankas. Siela tave švelniai, bet tvirtai kviečia. Nebebėk nuo savo galios. Skirk laiko tylai, nes tik tyloje išgirsti savo vidinį balsą. Nustok ieškoti leidimo veikti. Pasaulis nepripažins tavęs, kol pati nepripažinsi savęs. Leis savo būti netobulą. Savarankiškumas gimsta ne iš užtikrintumo, o iš drąsos eiti, net kai baisu. Kai rytas prasideda nuo abejonių, užmerk akis. Padėk ranką ant širdies ir tark. Aš esu savo gyvenimo kūrėja. Aš jau pakankama. Kai išmoksti šią pamoką, pasaulis reaguoja kitaip. Ateina žmonės, kurie tave palaiko. Nebereikia įtikti, kad būtų matoma, o tavo vidinis žinojimas tampa tvirtesnis nei bet koks išorinis triukšmas. Tavo savarankiškumas ne vienatvė, tai tavo šviesa. Kitas įrašas bus apie karminę pamoką numeris 2. Jeigu nori pamatyti, nepraleisk ir sek mane. Ačiū.